Gerai. Iš palidėjų, nors surankom ką nors kito. Kaip nerinu. Kuriančios, jau čia aš čia pamiršau, ką aš tam pasirašysiu, jau perskaityk dabar man. Sandy Style dirbu 12 metų. 21 metus, pertrauka 13 metų. Pusę gyvenimo. Tai Sandy Style dirbu daugiau nei 1,5 metų. Beveik metus laiko. 18 metų. 17 metų ir jau 10 mėnesių. 18 metų. Apie metus. Beveik 8 mėnesius. 8 metus. Apie 1,5 metų. Tai Sandy Style aš jau 2 metus, kiek daugiau nei 2 metus. Tai nepaisant to nesu naujokė ir prekinį ženklą įsimylėjau prieš 19 metų. Sandy Style operatyviai pristatau prekes į salonus. Vadovauju Sandy Style salonui prekybos centre Panorama. Kuriu reklamas. Dekoruoju. Kuriu vizualus. Skaičiuoju viską, skaičiuojam ir dar kartą skaičiuojam. Kuriu jaukų asmenišką ryšį su klientais. Kuriu vizualus ir įtraukiančias reklaminės kampanijas klientams. Esu atsakinga už prekių judėjimą nuo gamintojo iki salono. Esu atsakinga už darbuotojų mokymus, atrankas ir, aišku, motyvavimą. Sandy Style man yra stilius, interjeras ir komanda. Ne tik darbas, bet ir erdvė realizuoti save. Namai, kuriuose visada gera sugrįžti. Mano kūrybos podiumas. Naujas gyvenimo etapas. Sandy Style man tai pirmiausia kūryba. Viskas apie namų dekorą, apie savito stiliaus kūrimą, apie įkvėpimą ir buvimą išskirtiniu. Tai vieta, kur galiu augti ir tobulėti. Idėja sukurti Sandy Style kilo, kada mes su Deiviu remontavom ir įsikūrėm labai apleistam bute, labai apleistam pastate, Kauno senamiestyje, raudonų plytų pastatas, kuriam reikėjo daug remontų. Mes ten įkūrėm savo namus ir fotostudiją. Aš tais laikais dar dirbau madų fotografė. Ir kol darėm visus remontus, radom viską, ko reikėjo, visas statybinis medžiagos ir taip toliau. Bet kai jau artėjom prie interjero kūrimo fazę, jau neberadom ką pirkti. Nebuvo rinkoj gražių, kokybiškų, įdomių, stilingų interjero detalės. Ir iš to poreikių ir sukilo idėja sukurti pirmą Sandy Style saloną. Klientai ypatingi pirmiausia tuo, kad didžioji dalis iš jų yra moteris. Jos kuria namus pagal save ir namų dekoro elementai, kuriuos pas mus įsigyja, pirmiausia turi pristatyti šeimininką. Vertinantis kokybę ir išskirtinį dizainą. Sandy Style klientai yra turintys gerą skonį. Sakyčiau, yra labai išrankus, malonus, draugiški ir lojalūs. Ieškantis įdomių sprendimų. Mylintis savo namus ir draugus. Kada mes pradėjom, buvo labai mažas klientų ratas, labai mažai dalį žmonių, kurie suprato, kur galėjo savo leis, bet labai džiugu matyti, kad per tos metus labai prasiplėtė mūsų klientų ratas ir dabar turim tikrai didelį dalį pastovių klientų, kurie vis dar labai vertina Sandy Style. Kartu su komanda stengiamės užtikrinti gerą apsipirkimo patirtį. Stengiuosi klientams padėti atrasti dovaną savo ir artimiesiems. Kiekvieną pasitinku kaip labiausiai laukiamą svečią. Stengiuosi, kad visos prekės kuo greičiau pasiektų salonus. Atrinku produktus pagal naujausias tendencijas ir aukščiausią kokybę. Organizuoju įkvepiančius renginius, taip pat kuriu specialius pasiūlymus salonuose. Sandy Style 25 metų progą linkiu ir toliau būti aktualiam prekiniam ženklui, stilingam ir mylimam. Mane labai žavi tai, kad komandoje yra daugybė žmonių, kurie įsimylėjo šį prekinį ženklą, tai linkiu, kad šitą meilę tik dar labiau stiprėtų. Išlaikyti skirtinumą ir kurti estetiką, kuri įkvepia. Išlikti ištikimam savo vizijai. Ir toliau padėti susikurti jaukią namų oazę. Augimo, klestėjimo ir pilno sandėlio naujienų. Išlikti tendencijas diktuojančių prekės ženklų. Tai visų pirma, norėtųsi palinkėti Sandy Style nepamesti savo stiliaus ir toliau stebinti ir įkvėpti klientus, mylėti ir puoselėti savo namus. Būti įkvėpimų kuriantiems. Gyvuoti tiek pat ir dar daugiau metų. Sulaukti 50-mečio.
neblėstančių inovacijų. Prieš 25 metus niekas negalėjo patikėti, kad CND Style užaugs iki tą įmonę, kokia yra šiandien, tiek salonų, tiek jūsų, ir nieko iš to negali atsitikti be jūsų CND Style komanda. Tai čia nuoširdžiausia ačiū visiems už visą energiją, kūrybiškumą, už visą įdėjimą, ir ko linkiu ateityje, kad jūs randate savo vietą, kad jūs jaučiate, kad galit įsireiškti, jaustis gerai, jaustis namie, jaustis komandai. Jūs kaip komanda turite bendrą tikslą, siekiate ir pasiekėte tą bendrą tikslą. Ačiū visiems.